Planas gyvenimas. Ieškom savo laisvės formulių. Šiame epizode kalbinu Antaną Bernatonį, YAI įkūrėją ir tokios energijos žmogų, kad tikiuosi besiklausant spėsit pasivyti viską, ką jis mums papasakojo. Antanas dalinasi apie savo laisvę, kuri yra apie galimybę realizuoti savo idėjas. Jeigu skamba įdomiai, žinokit, labai įdomus pokalbis iš tikrųjų ir buvo. Kviečiu klausytis Antano plano gyvenimo. Papasakok, ką dabar veiki. Dabar aš turiu dirbtinio intelekto agentūrą YAI ir mes, ką padedam įmonėms, tai tą temą, kuri šiandien girdima visur, AI, ir kur visi prisiklauso, visi šneka, bet dauguma dar niekaip nesupranta, kaip man čia imti ir panaudoti praktiškai, tai ką mes ir vedam mokymus žmonėms ir organizacijoms, verslams, kaip praktiškai pritaikyti dirbtinio intelekto įrankius savo veikloje. Kaip tau sekasi? Ar patinka? Labai patinka, labai gerai sekasi. Dabartinės vietos į nieką nekeičiau, žinok, pagalvoju kartais, ypač kai pavargęs būna, galvoju, ar norėtum būti kažkur kitur, ten, žinai, kai būna jau blogai pavargęs, ten kažką, ten stringa, ar norėčiau kažkur kitur būti ir suprantu, kad ne. Kodėl ne? Nes tiesiog šičia, kaip ir minėjau pačioj pradžioj, apie ką mes kalbėjom, kad yra erdvės įgyveninti visas idėjas, kurios tik tai ateina ir tą sukuriant, už tai uždirbant ir sukuriant pridėtinę vertę kitiems. Tai kodėl aš visų pirma atėjau į AI ir apskritai technologijas, nes jos labai įgalina mus žaisti tą gyvenimą, įgalina mus kiekvieną atlikti, tapti tokiais supermenais. Aš mėgstu tą palyginimą duoti, kad kai mes esam vaikai, mes turime daug to mąstymo, ne, mes norim ir tuo būti, ir ten Spidermanų, ir ten tigrų, ir gydytojų, ir ten medikopterių, kažkokiu, čia mano, jeigu ir mes tada suaugę tampam buhalteriais, administracijais, projektų valdytojais, ne, tenai pardavėjais. Sounds like me. ir tu įsistatai į vieną poziciją, kas yra viskas tvarko, jeigu tu ją mėgaujasi, bet kaip mes galime nuspalvinti tą poziciją šiek tiek įdomiau, kad jinai mums pati tarnautų ir šitoje vietoje tokią tą aplinką mes susikūrėm, kad ir galime išeiti šiek tiek iš tų rėmų, nes tiesiog pasirinkome tokį toną, kur mes darome nesąmonės, nebijome klysti, už tai uždirbame pinigus ir žmonės tai žiauriai vertina, nes žmonės pasilgia nuo širdumo. Pavargę visi yra nuo tų iščiustytų kostiumų ir tiesiog mandagių kalbų. Žmonės nori autentiškumo, tikrumo tokio, kur šiek tiek nusiemam savo sienas ir parodom visas pusės, nebandom atrodyti protingesni negu esam. Pasidalinam energijom, jeigu kažkas nesiseka, irgi pasidalinam ir per tai ateina ta ir nauda ir vertė. Tai dėl to aš ir nesikeičiu šitos vietos, nes aš dabar tą žaidžiu gyvenimą, kurdamas, sakau, didžiulę naudą įmonėms, verslams ir tai darydamas tokiu modeliu, kuris neįstatomas, kad ateinu ir atskaitau aš jiems paskaitas kažkokios ar pranešimus. Ne, mes susirenkame, žvengiam, šiandien viena moteris LinkedIn'e pasidalino, aš mokymuose tokių visokių keistų pavyzdžių, jokingų istorijų, dalinuosi, tai viena iš jų yra apie tai, kaip mano mama balandėlius, aš ten apie ją jau pasakoju vieną iš principų, kaip metodikų, kaip naudoti, kad būtų gaunami geresni rezultatai ir tam iliustruoti pasirenku metaforą tokią apie balandėlius, kaip mano mama gamina balandėlius ir kaip pasikeitė jos konceptas apie balandėlius ir kaip mūsų konceptai turi keistis apie ją galvojant. Ir šiandien LinkedIn'e pasidalino apie tai, AI ir balandėliai. Ir ta istorija, galvoju, wow, kaip juokinga, nes žmonėms šitas yra faina, kad yra galimybė tą daryti. Tai dėl to turbūt ir nekeičiau pozicijos į nieką. Ir tuo pačiu, kai yra daug, tai jo, technologija pati iš savęs įgalina ir mes tai galime išnaudojam, kad praktiškai dar padėtume įmonėms uždirbti daugiau, sutaupyti pinigų, suprasti tą dirbtinį intelektą, kad jis nebe fikcija taptų, arba kad tik ChatGPT aš užklausiu ir ką čia man mokytis. Ne, tai yra daug įdomiau, daug giliau ir čia yra labai daug frameworkų galvoje, kurie turi pasikeisti tokių šablonų. Mhm. Nes kas dažnai būna, žiūrėk, gerą vėl palyginimą, sugalvojau, turiu Rubiko kubą šalia savęs, tai kaip dažnai, kas yra dažnai su dirbtiniu intelektu dabar, tai mes tą Rubiko kubą turime tokį, kuris yra išskaidytas. Rubikas kubikas yra jajus ir mes žinom, kad ten yra daug dalių, daug įrankių, čia jau visi pasaulį naudoja, čia jau keisis ten tą pasaulį aplink mus ir mes jau tokie jo prisiklausę ir mums jau net atsibodo, jau kiek galima to javo, sako, mažiau jau jo reikia, nors niekas dar jo naudoti taip ir nepradėjo. Praktiškai normaliai, yra ten pavyzdžių, ne? Bet iš esmės. Ir kas atsitinka, ir čia ne tik tai su jam, čia bendrai gyvenim, kai mes dėliom,
Mes, jeigu patys bandysime jį sudėlioti, tą Rubiko kubą, tai gali būti labai faina, tu turi būti arba genijus, kad pats išgalvotum, kaip tą padaryti, arba praleisti žiauriai daug laiko, bet neaišku, kokia vertė bus. Kas yra faina, kad kai tu pasižiūri logiką, teoriją, tu pagauni, kaip tą dėlioti ir tu pradedi jungti. Tu pradžiai išmoksti tenai tik tai kvadračiuką padaryti vieną šoną. Tada kampus sudėti, tada vieną aukštą, tada antrą aukštą pridedi, kuris atsiranda. Tada tu perini kitą pusę, atsiranda konceptas ir frameworkas, kaip tą daryti ir tu praktikuodamas jis vis geriau dėlioja. Ir aš dabar mokėjau kažkada, dabar vėl nebemoku, bet sudėliau čia iki paskutinio aukšto, man liko dar 2 veiksmus padaryti, kad būtų pilnai sudėliotas, bet taip susijungia tau taškai, tai ir mes bandome ir savo dažnai tuos gyvenime šablonus suprasti geriau, kaip čia gyventi, kaip čia daugiau pardavimų turėti, kaip vertę didesnę sukurti, kaip daugiau keliauti, kaip geresnius santykius turėti, ar kas tai bebūtų. Tai mes visą tai bandome padėti Rubiko kubą sudėlioti su dirbtinio intelekto mokymais. Pabandom į tą pačią temą Rubiko kubą padėti sudėlioti žmonėm, kurie nori, pavyzdžiui, pradėti kažką daryti savo, jeigu jiems tai būtų jų finansinės laisvės formulės dalis. Savo LinkedIn'e rašai tokias 2 geras eilutės, kad launchinai vieną startupą per 2 dienas, padarė jį profitable per 2 mėnesius ir tada įkūrė kitą įmonę ir per 3 mėnesius jį užaugo iki 100 000 apyvartos. Kokiu būdu? Taip, tai čia šitoje vietoje vėl. Vienas esminių dalykų, galvoju, kaip čia pradėsiu struktūruoti. Labai geras klausimas, pradėkime nuo to. Tada antras klausimas, tai kokiu būdu tai vėl viskas prasideda nuo to, ką mes ėjom prieš tai šiandien. Kada tu gali auginti dalykus, kai tu turi, mes dažnai nežinome, ką parduoti ir ilgai galvojame, mums čia reikia tobulos idėjos, labai originalios idėjos ar dar kažko. Nereikia mums dažniausiai originalių idėjų ir mes neišgalvosim tų originalių idėjų, nes mes nesam pakankamai protingi. Ir viskas to yra gerai. Kas pasaulyje vyksta, tai visi vieni iš kitų kopijuoja. Kai yra pasakęs Bruce'as Maus, sako, nebijokit kopijuoti, nes idealiai kopijuoti nepavyks, o tas skirtumas gali būti labai įsimintinas ir tas ir gali būti tavo unikalumu. Tai vėl šitoje vietoje kaip ir ką reikia pirmą daryti, žiūrėti tuos verslus, kurie veikia ir kurie tau yra artimi ir align su tavim. Kas tai bebūtų. Tai gali būti, konsultingo verslas, tai gali būti, adsų verslas, tai gali būti kažkokių digital produktų, SaaS ir panašiai. Ir jeigu jie jau veikia, vadinasi, jie kažką daro teisingai. Tavo tikslas atpažinti Rubiko kubo formulę, ką jie daro teisingai. Ir nuo ko visą tai prasideda, kai tu susidėlioji kažkokį tai principą, tu gali jį, tai aš pradžiui abstrakčiai apie tai pakalbėsiu, tada konkrečiai galėsiu pagal savo pavyzdžius. Tada tu gali eiti į konkretumus, tai pasidaryti bendrai konceptą, tu neturi turėti iki galo produkto, čia vėl skirtingai, ką tu pardavinėsi, ar tai bus SaaS, ar tai bus digital produktas, ar tai bus paslauga, bet tu turi turėti idėją, kad gali tai padeliverinti, ir tada koks yra tikslas, vėl dauguma bando išdirbinėti ir kai dėl to dauguma startuolių žlunga, nes jie neranda market fito tinkamo. Tai čia, man atrodo, 90%, bijau procentus pasakyti, bet didžioji dalis startupų žlunga dėl to, nes randa teisingo market fito, nes pradeda investuoti į kažkokią tai technologiją ar sprendimą, prieš patys išsiaiškiname problemą, ar apskritai rinkai kažkas už tai mokės. Nes koks yra pirmas žingsnis, tiesiog išsiaiškinti, koks yra skausmas, ar už jį kažkas mokės. Ir tas išsiaiškinimas, ar už jį mokės, nėra paklausinėti draugų, ar tu mokėtum iš šitą, nes visi pasakys, sure, o kai reikės piniginę traukti, sakys ne. Tai kas yra pirmas dalykas, reikia sudėlioti vertės pasiūlymą. Tai yra value proposition, angliškai. Tam būdų yra labai daug, kokius tos value propositionus dėlioti, bet iš esmės, in the end of the day, tai yra tiesiog PDF-as, kuriame tu paaiškini, kas bus pardavinėjama ir kokia iš to nauda. Ir kainą parašai. Ir jeigu tu pasidarai tokį vieną PDF-ą, tada pirmas žingsnis yra praeiti pro rinką, ar tai būtų B2B, ar tai B2C, ir tą vertės pasiūlymą, ar tai per Facebook'o adsus, ar tai skambinėjant, aš visada rekomenduoju skambinti ir kalbėti su žmonėm, praeiti ir jam pasiūlyti. Žiūrėkit, siūlau tokią paslaugą, ar norėtume? Norėtume ten kažką. Tai ir pasidaryti pitch decką, tiesiog mini, bet tai net neturi būti pitch deckas. Sakau, pradžioje tai yra vienas vertės pasiūlymas, pasimk 50 kontaktų, praskambink jiems visiems ir pabandyk parduoti. Ir jeigu žmonės nepirks, vadinasi, tu turi šūdiną idėją arba šūdiną pasiūlymą. Ir tada yra viskas gerai, nes galėjai tada ramiai prie kitos ir negaišti savo laiko. Nes kas dažnai atsitinka, kai mes bildinam sprendimą, nesuprasdami, ar kažkas iš tikrųjų pirks, tai mes labai prie jo prisirišame emociškai, nes jau tiek investavom, jau čia atrodo visai šalia, o kartais reikia paleisti.
Kai mes turime pardavimą ir darome pardavimą ir padarome ir susirenkame pinigus, ne, kas tai bebūtų, ne, tai gali būti paslauga, tai gali būti produktas ar kažką ir mes pasakom, kad kada galėsim padeliverint ir jeigu matom, kad ten vienas nusiperka iš 50, bet tai nėra, ko mes norėjome, nu tai tiesiog grąžinam pinigus. Jeigu mes manom, kad 20 žmonių nusipirko, ne, ir upfront kažkokią avansą sumokėjo, vadinasi, yra labai aiškus market fitas, yra poreikis rinkų, iš kurią jie pasiruošia mokėti ir tada jau tu turi ir kapitalo, kaip statyti tam tikrą sprendimą. Ne? Tai tą būdų, kaip validuoti idėją, yra labai daug ir skirtingų. Bet geriausias būdas validuoti idėją yra the end of the day, kas yra svarbiausia, ar tavo žmonės mokės už tavo sukuriamą pridėtinę vertę. Tu gali kiek nori tenai, vėl letters of intent yra viena, tu gali kiek nori tenai Facebook'o sign-up'ų turėti, galiausiai the end of the day yra kas moka pinigus. Ir tada visą tai galima front, yra daug tų istorijų, kur pardavinėjo, yra viena istorija, kuri man labai patiko, neatsimenu, kažkada kažkas pasakojo, bet kur matė vieną jaunimėlis, pamatė, kad yra šalia jų ūkininkai, kurie turi labai daug tokių vištų kakių, tokių likusių, kuriuos jie tiesiog meta, bet jie pagalvojo, kad tai galėtų būti naudojama kaip trąša. Jie padarė tą value propositioną, prasiuntė įmonėms, ar jums reikalinga būtų tokia trąša, ir jie gavo bile kiek užsakymų, aš nepasakysiu ten už kokią tą kainą, bet tai buvo žiauriai daug, ir kad net jie pritrūko to, tada jie pradėjo žiūrėti, tai jie pardavinėjo tą vištų kakučius, net neturėdami tų vištų kakučių, bet tada rado, kaip jų gauti ir kaip parduoti, ir jie turėjo tuos mokėjimus dar prieš pardavinėdami tą produktą. Tai čia aš sakyčiau, yra labai gera idėja, kaip validuoti tuos dalykus, nes minusą nuo tam nieko nebus, nes tu grąžini tiesiog pinigus, jeigu kažko nepadarai, ar dabar nepasiteisina, bet tau tai yra labai geras indikatorius, kad tavo gali paeiti idėja, jeigu įmonės moka ir jie atpažįsta tą problemą. Tai va. Tai kokias konkrečiai, kaip tas atrodė, tai va, tai pirmas žingsnis, o po to tada tu jau randi ir būdus, kaip padaryti sprendimą, kaip tada optimizuoti dar labiau pardavimus, tas jau ateina iš proceso dalies, bet jeigu mes kalbam apie tą pirmą žingsnį, tai vėl, yra galimybės tos skirtingos, galima reizinti tą kapitalą ir panašius dalykus, visi tau daug daugiau ir kapitalo duos ir vertins tave geriau, jeigu tu būsi, matysi skaičiai kažkokie. Tai vėlgi yra skirtingi tie modeliai, kai kurie ant profitability eina, kai kurie tenai ant scale ir kur po to būtų galima upsellus dėlioti, tai kaip mūsų su Montonio atveju, pavyzdžiui, buvo, bet geriausia yra, kad tu esi profitable, tai man tos biznio idėjos labiausiai ir patiko, tai ten konkrečiai kalbant, ką aš buvau padaręs job boardą, startas, tai pradžioje tai buvo tiesiog per covidinę idėją, kur žmonės netekdavo darbų, turėjau gerą kontaktų ratą Lietuvos įmonėse, paleidau iniciatyvą tokia, kad bendruomenė pasidalintų savo darbais, kas hairina tiem, kad padėtų, kurie neteko darbų, ten sulaukia ar ne 20 000 peržiūrų, tas Exceliukas, tiesiog paprastas Exceliukas, buvo 500 darbo pasiūlymų tam Exceliukė, susirado žmonės tos darbus ir po to atėjo vasara, baigęs covidas, vėl tada prasidėjo covidas ir pradėjo klausimą, nes žmonės ir įmonės sako, ar yra dar tenai ta galimybė. Nu, aš tada tiesiog pakūriau tokį labai paprastą variantą pasiūlymo, prasinčiau įmonėms, sakau, ar norite daryti, ar sumokėtumėt pinigus už tai, kad galėtumėt postinti savo darbo pasiūlymus, sako, jo, norėtume, prasinčiau, sukūriau MVP tokį visiškai, MVP tai yra minimum viable product, tai mažiausias produktas, kuris gali būti naudojamas, tai tau nereikia visų ten 100 featuresų, koks yra mažiausia paslauga ar produktas, funkciškai už ką jau žmonės mokėtų. Sukūriau tą produktą, paleidom, jisai veikia, žmonės registravosi, darbus susirasdavo su įmonėm, nu ir tas buvo fain ir važiavo, tai tada gavau dar net ir pasiūlymą iš karto ten ir ne po 2 mėnesių parsiduoti ten tą job boardą, bet tada sakiau, kad čia daug didesnį užauginsiu, tai neparsidaviau ir dabar tarp kitko prieš 3 savaitės parašė ir parduosiu tą job boardą 10 kartų pigiau negu buvo. Tada kartais tai būna, kartais mes rizikuojam, laimim, kartais rizikuojam, pralaimim, čia viskas to, žinai, yra gerai. Žodžiu, fail fast, bet test faster, girdžiu iš tavęs. Faktas, jo. Imi ir paleidinėjai, negalvoji, padarai gerą pasiūlymą, siunti ir tikrini. Tai tas pats buvo ir su tuo kitu, kur tenai ir su didesne per 3 mėnesius 100 000 apyvartą, tai vėlgi buvo lygiai tas pats modelis, paruošiamas pasiūlymas, einama, dar nežinoma net kaip tą padeliverinsi, ką pardavėjai, bet dėliojamas offeris ir tada siuntinėjimas ir įmonės tada reaguoja, sako, okei, įdomu, noriu.
Ir kai pasiteisinama, tai tada tiesiog ieškai vėl tų freimų ir atsikartojimų tam, kad sudėtum tą Rubiko kubą. Rubiko kubą. Vis optimizuoti vis labiau. Verslumo pradžiamokslis by Antanas Bernatonis. Pakalbėkim dar apie tave. Labai įdomi tavo istorijos dalis, kai sakei, kad nieko neturėjai ir tiesiog išvažiavai. Kur išvažiavai, kodėl išvažiavai, kas atsitiko gyvenime, kad pasirinkai lokacijos laisvę ir apie nieką nemąstyti kurį laiką. Čia buvo keli tokie modeliai gyvenime. Tai vienas, kai man buvo 18 metų, tai tada išvažiavau tranzuoti tiesiog po Europą, turėjau 150 eurų, iš kur turėjau 150 eurų, nes turėjau šiaip 50 eurų, bet viešojo kalbėjimo konkurse nugalėjau pirmą vietą, gavau planšetę dovanų ir tada pardaviau planšetę ir tada turėjau 150 eurų. Nice. Tai ir tada su 150 eurų nusprendžiau, kad varysiu tranzuoti. Išvariau tranzuoti po Europą. Autostopu miegodavau po atviru dangum, valgydavau bugetes ir gerdavau vyną. Buvo labai faina, buvo pavojingų situacijų, bet mėnesį laiko keliavau po Europą, 6000 km apvažiavau ir buvo žiauriai smagu, nes ten tu išvarai, tu alkanas esi to gyvenimo. Ir mes visą gyvenimą esam tokie pasilgę nuotykio. Kūrėme savo aplinką taip, kad kuo mažiau to nuotykio turėtume, bet žiūrim filmus, kaip ten kiti nuotykius patiria ir tikimės, kad kažkaip jie ims ir nukris mums iš dangaus. Ne, tai tenai buvo toks žingsnis drąsus žengtas ir tas labai daug patirčių turėjo, kur miegam po atviru dangum, vieną dieną ten labiausiai smirdančiai vietoje kokio esi buvęs, kitą dieną tenai kur nors prie Viduržemio jūros, gražiai žiūri į kalnus, kitą dieną vėl kažkur ten išvaro, galvoju, kur čia bus, vėl kitą dieną kažkur gražiai, žmonės stoja, susipažįsti, su vienais susikalbi, kitais nesusikalbi, visi nori padėti. Kuo nori padėti, tai dažniausiai nieko jie toj mašinoje labai neturi, turi Red Bullų arba cigarečių, tai ten dažniausiai šitas eidavo prie pasiūlymų. Fainai, iniciatyva yra, intencija, jiems įdomu istorijas išgirsti, patiri labai daug, tai niekad gyvenime nesijaučiau toks laisvas ir toks laimingas kaip tada. Aš tai nieko neturėjau, aš smirdėjau, buvau bomžas ir nežinau net kur kitą dieną būsiu. Ir tai buvo niekada toks laisvas nesijaučiau kaip tada gyvenime. Tai buvo fainas laikotarpis. Ir po to vėlgi mes visada tu gyvenam normalioje visuomenėje ir ten negali visiškų hipių pasidaryti tenai ir reikia kažkiek būti galima jeigu nori, bet pasirinkimas yra kombinacijai turbūt, kur turi savo tą pusę, kurios nepamiršti ir nesustabarėti savotiškai, neįsipatoginti per daug ir nepavirs primadona, bet karts nuo kartų įstatyti save tas nepatogias situacijas, nes jos tau duoda tavo vėl priminimo, kad viskas gerai, tai kad nepaisant, net jeigu visko netekčiau, čia nieko baisaus, čia mums atrodo galvoje dažniausiai baisesni dalykai, negu jie realiai įvyksta ir atsiranda, tai tą ir praktikuotis. Tai o antrą kartą, tai buvo prieš 3-2 metus, jau nebeatsimenu, kai viską mečiau turiu omeny, nes keliaudavau tai ir šiaip tenai, kur ilgesniams laikams skirtingose vietose, bet tada išėjau iš Montonio, viską, ką turėjau, mečiau, kažkiek santaupų turėjau ir tada išėjau į Camino de Santiago, pradžioj į Ispaniją išvažiavau šiaip ten patūsint, tai išėjau į Camino de Santiago, nepasiruošęs, tas buvo labai labai smagu, nes labai daug pamokų davė. Tada portus susivariau koją, nebegalėjau paeiti Camino de Santiago, tai tada ten vidury kažkur kažkokios vietos susitranzavau, bandžiau tranzuoti, bet nieks man nestoja, ten 4 valandas iš mašinų, bet tada kažkokį tenai pagavau autobusą, kuris net nežinau, kur važiuoja, bet kažkur nuvežė iki miesto. Tada žiūriu, kad tas miestas pusiaukelė yra į Portugaliją, tai tada sėdau kitą dieną kitą autobusą ir nuvažiavau į Portugaliją. Portugalijoje pabuvau ir tada išvariau į Tailandą 2 mėnesiam. Tai tuo laikotarpiu aš jau buvau gavęs gal 20 darbo pasiūlymų iš skirtingų įmonių ir kur kvietė prisijungti prie jų ir buvo tų opcijų, kur ten neįeiti, bet vėl šitoje vietoje ir buvo daug dažniau patogiau yra imti ir pasirinkti kažką iš to, nes vis tiek tie resursai nebuvo, jie neriboti. Pasiūlymai labai viliojantis, labai įdomus ir tada visi dirba tenai, kokiam ten Tailandė Kopangane, o tu tenai toksai miegi 2 kart per dieną, skaniai valgai ir gitarėlę groji. Ir tada pradžio tau yra toks FOMO tenai, kas čia vyksta.
O po to taip tą prisipratinę ir taip paleidai viską ir tada daug geresni sprendimai ateina į galvą. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tada iš tų neskubėjau priimti jokio iš tų darbo pasiūlymų, pailsėjau 4 mėnesius ir po to tik tai grįžau ir tada nuėjau į JAUS, tą dirbtinio intelekto vieną projektą, kurį pradėjom vystyti. Nesupratau, kad ten noriu būti. Ten buvo finansiškai pasiūlymų tikrai geresnių ir iš kitur, bet specialiai tai buvo sąmoningas pasirinkimas, kad aš noriu pilnai būti šitoje srityje ir tas labai pasiteisino. Tai va. Tik apie tai ir mano kitas klausimas apie finansus. Jau su keliais pašnekovais čia apie tai kalbėjom, kad vienas žmogus man išgirdęs šitas 3 laisvės, laiko, lokacijos ir finansinę, užsiminė ir labai iš karto tiesiai pasakė, sako, taigi čia, tu prasme, no-braineris. Finansai yra tai, nuo ko priklauso tada visos kitos tavo laisvės. Koks tavo santykis su pinigais šitoje vietoje? Pinigai yra labai faina. Ir tu labai faina, žiūrėk. Tai šitoje vietoje, jo, tai santykis su pinigais geras, jis nuo pat paauglystės. Juokinga tai, kad vaikystėje visada juokėsi ir mano dabar ten tata prisiminus apie vaikystę labai dažnai susiję, atsako visada, Antanas būdavo visada tas, kuris turi pinigų. Nes kai tenai duodavo ten močiutė 2 eurus, 2 litus duodavo ledams, tai eidavo visi vaikai ledų pirkti, Antanas 2 litus įdėdavo į taupyklę. Ir tenai po centą, ten, kur išsirbus namus, man kiek ten mama duodavo, ten 20 centų gal ar kažką, tai aš ir taupiau, ir aš būdamas, kiek man buvo, aš būdamas 8 metų turėjau solidžius 400 litų, iš kurių nusipirkau spintą. Vėl tada sėdi taupai ir tada vėl tenai būna. Tai tada buvau pirmas mokyklai, kuris turėjo kortelę. Su mano kortelė eidavom ir būdavo legendinė ta kortelė, nes eidavau ir tada ten draugus ledais pavaišindavai, nes tą kortelę sustaupęs. Nieko ten aš daug negaudavau, bet po tą centą susidėdavo. Tai visada būdavo pas mane gan neblogas tas santykis su pinigais, nes net ir kai ten, kiek aš gaudavau paauglystėje, iš tėvų 40 eurų, jau kai eurai atsirado, tai litais tai būdavo kažkiek ten tų litų ar 40 litų, neatsimenu, bet kažkokią sumą, kurią tada turėdavau ir aš iš karto, kai tik ją gaudavau, aš susidėliau savo sistemą, kaip man tada ją planuoti. Tai aš iš karto pas mane eidavo, tas būdavo minimali to pensinio fondo suma, aš ją pradėjau dėti po 2 eurų ar 2 litų iš ten tų visų eurų ar litų ir vadinasi, liekusią mėnesį lieka 10. Vadinasi, dar turi išgyventi iš to, pasiskirsti, tai pas mane būdavo tokie investavimai, taupimui, pramogoms ir einamieji. Ir tada reikia prasimanyti, kaip ten, kaip ten uždirbti daugiau tų pinigėlių. Tai visada būdavo labai aiškus ir nesvarbu, ar aš gaunu eurą, ar aš gaunu 100 ar 1000 ar 10 000 eurų, aš visada pagal savo tą modelį, kiek įmanoma daugiau mūsų skirstau, kad būtų pas metus accountuose, dėl to aš visada turėjau to saugumo daug daugiau ir keliavimui. Ir jeigu aš sakau, jeigu prieš metus būtum ėmus, aš per 2 metus laiko turėjau galimybę nieko neveikti, kas yra visai privilegija, nes aš tiesiog tokio buvau susidėję savo finansinę sistemą, kad man tai leido tai daryti, tai dėl to aš ir galėjau keliauti ten 1 metus tam Ispanijoje, Tailandė ir visur kitur, tada kitus metus Baliai galėjau būti vėl pusę metų ten ieškoti ir turėti tos erdvės, kurie atvedė prie projektų, kuriuo esu šiandien, nes tu turi erdvės kvėpuoti. Nes aišku, kai tu užspaustas, tai tu apie tai tik ir galvoji, kas pasitaiko. Kai tu turi žingsnį ir pasirinkimus, tu daug geresnius pats sprendimus tam tikrus gali priimti. Tai santykis, sakyčiau, yra geras su pinigais ir vėl kiekvienas iš tų sprendimų, kurie gal drąsus ir nepatogus būna, nes nepatogu visada yra nueiti nuo pinigų. Kiekvieną kartą, kai aš nueidavau nuo tų pinigų, aš pradėjau uždirbti 2 daugiau. Kodėl? Kaip? Mano pirmas darbas, kai buvo, tai aš tenai su Saulės energetiku uždirbinėdavau, tada po kiek tenai gaudavau, gal 300 eurų per mėnesį, tai buvo žiauriai dideli pinigai. Čia 10 metų atgal, mokyklai būnant, tenai, amazing, aš po to iš to tenai metus laiko, 2 metus gal gyvenau. Tada perėjau vėl kitur, tada pradėjau uždirbinėti už pusę etato 400 eurų. Tada perėjau vėl, tada full time pasikėliau, tada ten iki 900 eurų per metus, tada iki 1200, tada iki 2200. Tai kiekvieną kartą, kai būdavo išėjimas, tada ir taip toliau. Tai kiekvieną kartą, kai aš išeidavau iš tam tikros startinės pozicijos, mano tenai ta pinigų suma padvigubėdavo. Suprantu. Ir čia yra įdomus paradoksas, ne?
kad sako, gyvenime yra su pinigais taip tas santykis, kad kiek mes esame pasiruošę jų įsileisti, tiek jų ir ateis. Čia ne tik tas pasakymas, aš tai pasiruošęs įsileisti 10 milijonų. Kur? Kur? Rytoj. Sąskaitai. Nebus taip, kad jie įkrenta sąskaitai, yra ten tas visai. Man jokinga būna. Jeigu tiesiog taip ims ir, kad aš pasiruošęs, ne, tai ateina ir tu pajauti, kai ateina, kad tu tada esi pasiruošęs, nes tu galvoji, kad pasiruošęs, bet nebūni pasiruošęs. Kiek tu turi, tiek tu tokį pinigų sumą esi pasiruošęs. Ir tai ne visada apie pinigus, vėl, tai kartais yra laisvės, ypač ten, kol tau yra 18, 25, ten iki 30 metų, iš viso reikia ten pinigus galvoti, apie patirtis galvoti, kaip kuo daugiau jų susirinkti, čia esminis dalykas. Mes visi tenai ankstyvai bandom susidėlioti suaugusius gyvenimus, ne, reikia apie mano močiutę visada sako. Man kiekvieną kartą su močiutė susitinkam vakar iš bažnyčios vežiau, tą patį sako, visada sako, sako, Antanai, sako, mano tėtis, tai mano prosenelis, aš jau nepažinau, sako, visada sakydavo, jokiais būdais nesituok iki 30. Gyvenimo taisyklė. Susituokęs pribūsi, bet sako, pagyventi irgi reikia. Ir man močiutė kiekvieną kartą tą patį sako, žiūrėk. Tai čia nebūtinai apie tai, bet apskritai apie tas patirtis gyvenime, kad nereikia stengtis iškart būti suaugusiems, kad reikia pažaisti to gyvenimo, paeksperimentuoti, pabūti be pinigų, pakeliauti, rasti tų išeičių. Gyvenime nebus taip, kad sėdėsi gatvėje ten apsiverkęs, o jeigu ir bus, ir ten išeiti rasti. Tai tuo mūsų nuostabus gyvenimai ir mūsų asmenybės, kad mes taip gerai prisitaikom, bet kokių situacijų neprisiminkim tenai, kai sėdėdavom. Atrodo, va, ten, aš radikalesnius turiu tenai tos palyginimus, kai ten sėdi kur nors mėgi ten prie kapinių Prancūzijoje, prie suskaldytų antkapių ir ten žiūrka aplink lakstančių, tai ir tenai laimingas gebi jaustis. Ir išgyveni ir viskas ten tvarkoja, kur ten sako, tave mieste kažkokiam, kuris veža žmogus, sako, užmuš jūs šią naktį ir tenai neužmuša. Tai ir ten išgyveni randi tų kažkokių išeičių. Tai lygiai taip pat jau nekalbant apie tai, kad kaip mes esame, va, ten būdavo barakas ir tenai gyvendom ir puikiai gyvendom, koldūnus virdavom tenai ir vakarėlius darydavom ir viskas būdavo tvarkoje, tai ką jau kalbėti apie tai, kaip dabar ten susideda tie dalykai, jeigu tik duodam jiems erdvės įvykti. Tai pirma, investuoti visų pirma, aš sakyčiau, į patirtis. Aišku, tada kai patirtis investuoji, tuo pačiu laiku reikia ir kompetencijas, nes kai supranti vėl tą principą vertės kūrimo, kad ne aš dirbu, bet kokią aš pridėtinę vertę galiu sukurti, tai tas labai daug atrakina dalykų. Tai pirma, finansinė pusė, antras dalykas, tas ir laisvės kitos tada atsiremia. Tai kaip kitas pašnekovas sakė, tai labai teisingai sakė, kai yra finansinė laisvė, tai vėl kaip mes ją susidedam, kai yra pinigai, jeigu jie įkalina, turiu omeny, jeigu tai yra kažkokia suma, iš kurios negali ištrūkti ir tau būtina kiekvieną mėnesį, nes tu prisėmi įsipareigojimų, pasiėmint išsimokėjimo tenai mašiną, butą, telefoną ir taip toliau, ir tu tenai toksai dūsti, nes supranti, kad jeigu tik neteksi darbo, tau tam šakės bus, tai gyvensi strese ir nebus tos erdvės kaip išeiti. Jeigu tu gebėsi susidėlioti savo tą aplinką taip, kad ta savo santupos didėtų ir ten kauptųsi, tai tu daug lengviau jausiesi. Tai vėlgi vienas dažniausių dalykų, kai mes augame mūsų pajamos, mūsų labai ir išlaidos tiesiogiai auga. Tai kaip kartais neverta skubėti iškart į geresnį būtą, persikelti ant mašiną, pirkti kažką tokio, susiprastinti. Ateis tie dalykai su laiku, duok geriau savo erdvės nesijaudint. Čia bus fainiausias pats dalykas. Vis mini smalsumą, energiją, paprastumą, atvirumą naujom idėjom, planavimą. Ir man taip, žinai, pasakai savo istorijos dalis ir skamba toks Antanas nesiparina. Toks žmogus, koks ir turėjo šitą podcastą ateiti. Tai pasakyk trumpai, jeigu gali, kokiu būdu nesiparint. Parins, visi parinas. Visi mes parinamės, viskas to yra gerai. Aš praeitą savaitę sakau, žiauriai parinus, bet tada vėl atpažinti verta, kodėl parinuos ir ar verta parintis. Dažniausiai atsakymas bus ne. Tai aš jau frazę kelis kartus ten per porą savaičių jau vartojau. Tai apie Čarlio Čaplino tenai frazę, kuris sako, kad gyvenimas iš arti yra tragedija. Ta prasme, viskas blogai, ten sąskaitos didelės, valdžia bloga, tenai nesiseka, kažkas kartais pasiseka, tai faina, bet viskas iš arti blogai, čia įsipareigojama, čia ir tas spėt, ir visiems, žiauriai daug reikalų. Ir tada atsizūmini biškį, pasižiūri iš perspektyvos ir supranti, kad komedija yra. Ir viskas yra iš tikrųjų aplink mus, tas reikia priimti, tiek daug priklauso nuo to, kokį tu pasirenki savo pradinį požiūrio tašką. Ir turiu omeny čia ne tik tai pozityvus ar negatyvus,
Aš ir negatyvus, ir pozityvus tu gali būti, čia nesvarbu, bet kaip tu pasirenki žiūrėti dalykus. Ar per sunkumą mes labai mėgstam būti aukos vaidmenį. Ir aš pats kartais jau pajaučiu, kai ten užsisėdžiu, aš čia tiek daug dirbu ir noriu įvertimą šiek tiek iš komandos, ten, dirbu, aš noriu, bet apie nieką tai yra. O jeigu pasirenki, kad ir sunku, labai geras klausimas yra, kurį savo užduoti galima, jeigu susiduri su kažkokiu iššūkiu, o kaip atrodytų paprastas to sprendimas? Arba jeigu šita situacija atrodytų lengva, kaip jinai atrodytų? Šitas klausimas vien jau jį paklausus, tai palengvina dalykus. Tai yra žiauriai geras. O kaip šita situacija atrodytų, jeigu jinai būtų lengva? Ir tada tau galvoju pasikeičia dalykai ir tu toks nusižiūrėk ir supranti, kad ar čia yra dėl ko parintis? Nėra. Ten jeigu tai yra ten versle kažkas, pinigai, žinai, ateis, išeis, vėl ateis čia gyvenime, kaip pažiūrėk, jeigu mūsų močiutės ir seneliai kaip išgyveno, tai man labai patinka jų istorijos kartais tenai. Vakar vežiausi močiutę su mašina iš tos bažnyčios ir močiutė sako, aš jau visai kaip ponė su tavo mašina tokia važiuoju, aš vairuoju Passatą. Girdėta. Močiutė žiauriai laiminga, nes jai tai geriausia mašina, su kuria ten važiuot gali. Ir tada supranti, kaip, wow, amazing, iš tikrųjų, ką mes kartais ten galvojam ir ar ta paprastai dalykai. Man vėl ta močiutės ten palyginimai sako, kai mes dabar ten kartais skundžiamės apie tai, o ne, mano būtas tik tai ten 50 kvadratų, aš ten tik tai tiek uždirbu, šiandien neradau nusipirkti savo kažkokią tai tenai produkto, ten avižų pieno, Maximo ir dieve, kai dabar čia man reikės gyventi. Ir ta močiutė man pasakoja apie tai, koks buvo jos, pavyzdžiui, koks buvo jos kraitis su seneliu susituokus. Ir sako, sakau, tai kaip močiutė jūs gyvenat? Sako, kaip? Gerai gyvenam, sako, kraičių gavo, sako, bočius, senelis mano kraičių, bočius turėjo, sako, kaip močius, sako, aš turėjau staliuką, kraičių, o bočius, sako, raskladuškę turėjo, vieną kurios mes dviesi ir mėgodam, kur ten vienas pasisuka, kitas iškrenta. Ir ką, ir gyvenam, ir viskas gerai, apie savo ten vestuvinę naktį pasako, irgi tenai, kur ten buvo, tenai, kas susitokė, buvo ten sodyba jų, ir sako, ir kaip mūsų vestuvinė naktis, tai buvo kažkokios ten dešros, suvalgėm, išgerėm ir buvo, kadangi ten visi mėgodavo, kas kur gaunas, tai svečiai tam name, kur pakampėm randa, mums kaip jaunavedžiams, ten pakloja, sako, šieno, uždengė tenai tokio, kad jau būtų mūsų jau vestuvinis, ten atskirą kambarį davė. Ir kažkokia ten teta, moteriškė, žinai, ieškojo, kur ten numigt naktį, žiūri, o čia paklota yra prigul, sako, atsiklė, ir mes savo vestuvinę naktį kartu su ta teta kažkokia mėgojom žentų šiaudų. Tai, ir jeigu ten tie žmonės, žinai, sugeba su lengvumu žiūrėti, tai kokie mes esam susireikšminę su savo visais reikalais. Čia, kad mes kažko nepadarom, kad neuždirbsim ten papildomą milijoną, Jesus Christ, dabar uždirbsim kitais metais. Ar mes gebam mėgautis, pasidžiaugti, pasijuokti iš to, ar tas procesas visų pirma mums džiaugsmą teikia. Ir ką aš su tuo, vėlgi, tas destinationas jo niekad nėra tikslo, jisai keičiasi nuolatos. Susidėlioti šitą dalyką vėl, kad mes balansuotume, kad būtų procesas, kuris yra džiuginantis, įdomus. Kur nesvarbu, jeigu tu uždirbi dabar po ten 1000 eurų per mėnesį, vadinasi, 5 nereikia gal tau varyti stebuklus, ten valgys ir save lepinti, nes tu ten to nusipelnęs ir ten Instagram'e nori gerų istorijų. Ne, tu nuvaryk šiaip pavalgyti, bet pasirinkas tau yra svarbu, jeigu tau svarbu yra tos fainos vakarienės, viskas gerai, eik ten, bet jeigu tau yra svarbu patirtis ir nuotykiai, tai pasitaupyk ir išvaryk kažkokį kelionę. Ir susidėliok savo finansus taip, kad tai ir būtų atitinkantis, o ne tai, kad tu Instagram'e geriau atrodytum. Tada uždirbsi 5000 vėl, tavo nebus, kad iškiltų, tu logiškai turėsi struktūravęs, tu sutaupysi daugiau, galėsi išleisti daugiau, bet tu apie tai bus dėliojamas ir tada tau nebebus baisu, tai šitoje vietoje jaudinos, žiauriai daug jaudinos, koks ten tavo klausimas buvo ir parinos dėl dalyko, bet kiekvieną kartą savo priminė ten, tas žinutės, žmonės aplink save ir atsitraukia nuo tos situacijos ir paklausia savęs, kaip lengvai situacija atrodytų, ar yra čia dėl ko jaudintis. Dažniausiai ne. Papasakok tą pačią gaidą šitą paprastumo ir nesiparinimo žmogui, kuris dabar mūsų klauso ir galimai ieško kažkokios savo laisvės. Ir grįžkim prie tavo pirmosios laisvės, kurią įvardinai, kuri buvo galimybė realizuoti savo idėjas. Koks jausmas turėti tokią galimybę? Fantastika. Man labai patinka. Vėl tame yra ribotumo tam tikro, nes mes turim ribotus laiką, reikia susipriorizuoti, ką čia nori gyveninti. Bet man labai patinka tas, toksai, jeigu apie jausmą būtent kalbi,
jis toksai, nu, man kokie, šiaip čia dabar reikia, garsiai pareflektuosiu, kokie man turbūt patys svarbiausi jausmai gyvenime, nu, tai yra vėlgi, kad aplinkinių ten palaikymas ir džiaugsmas kartu su jais, ar tu turi su kuo dalinti savo tais džiaugsmais, pasiekimais ir šituo atveju gyvenime visą tai turi, tada pačioje veikloje su kolegom, ar tu pats mėgaujasi tuo, ką darai, ar tu pamatai galimybės, ar per tą vėl sunkumą, ar per lengvumą kažkokią eini. Tai tas toks yra labai išpildantis jausmas, kur anksčiau kalbėdavo Marija apie tas veiklas, kitas klausimas būna dažnai, kaip ten, ar gali nuo ryto iki vakaro, ką tu gali praleisti dirbdamas, veikdamas. Dabar aš dirbu žiauriai daug, ta prasme, nesveikai daug dirbu ir tas yra žiauriai faina. Ar aš statau viską tam, kad to nebereikėtų daryti tiek daug dirbti, bet man tiesiog aš pats tiek galiu įsitraukti, nes tiek matau galimybių, tiek matau, kiek galiu pridėtinės vertės sukurti įmonėms, žmonėms. Bandau tą požiūrį vėlgi su kolegom aptarti, perteikti ir kaip paga susisinkina mūsų tas mindsetas vėl, gimsta idėjos, gimsta gyvenimo planai. Kaip tą ir linksmai padaryti. Mano LinkedIn pusė yra tenai stengiasi praktiškai, bet labai stengiasi ir komiškai apie įdomius dalykus, kad tai nebūtų tik tai mimsai pasidalinimai, bet kad tai būtų kažkas, ką imi originaliai ištrauki ir gali gyveninti, nes kas jeigu netu gyvenins. Ir čia kaip pradedi vėl. Sako, dažnai ir komandose mes tam, ir ankstesnėse komandose tą naudodavau ir dabar, kad mes dažnai turime, kad visi labai gerai gavome identifikuoti, o čia tas galėtų būti geriau, tas galėtų būti geriau, tas galėtų būti geriau. Būk žmogus, kuris jeigu mato problemą ir aunina ją. Čia ir komandai tas gali būti, bet lygiai taip pat ir kasdienybė. Jeigu aš matau, kad mano kasdienybė gali būti geresnė, tai čia yra kažkokia problema, identifikuoja. Niekas tau jos nesutvarkys, psichologas tau jos nesutvarkys, tau pasiskundimas draugelį nesutvarkys, tu tik pats būsi tas, kuris jeigu įdės tai kažkokį veiksmą, tą padarys. Ne? Tai pirmas dalykas identifikuoti, antras į veiksmą nukreipti, o trečias dalykas, kaip tas veiksmas atrodo, kad vėl nebūtų planavimas. Vėl labai patinka faina knyga ir viena mintis iš esmės iš tos knygos, tai yra Atomic Habits, tai koks yra gali būti vienas mažas dalykas, kurį tu gali pastoviai atsikartojant padaryti. Ne? Vienas mažas dalykas, tai neturi būti didelis. Jeigu tu nori sportuoti pradėti, nereiškia, tu turi dabar maratoną kiekvieną dieną lakstyti tenai arba būti čempionas. Užsidėk batus ir leisiu 5 minutės prasibėgti. Lėtų tempų, niekam neskaitingas, bet ką tu galėsi atkartoti kiekvieną dieną. Galbūt jais vartot, atsispaudimą vieną iš ryto padaryti. Ir tai jau bus tas, kuris turės domino efektą, kur susijungia dalykai net mums nesuprantant kaip. Jeigu tik tai mes turime to vėlgi mąstymo, koks yra mažiausias veiksmas, nes tada mūsų entry lygis į tą veiklą labai sumažėja, nes kai matom apie didelius projektus, tada mums sunku pasidaro. Koks mažiausias žingsnis iki tol ir kas yra, gali būti kiekvieną dieną, nes tas compound interest yra geriausias interest, koks gali būti. Tai yra, kas yra jungtinės kažkoks dalykas, ką tu darai kiekvieną dieną po labai mažą dalyką ir kas atrodys labai nereikšminga šiandien ir po savaitės ir po mėnesio, bet kas ilgalaikiai perspektyvai turės daugiausiai tau naudos, kiek tik atsineš. Tai vėl yra geriau turėti labai, Tim Ferriso, man atrodo, praeitą savaitę pasidalinta mintis buvo, sako, geriau yra neturėti tobulą kažkokį tai planą ar metodiką ar veiksmą, bet geriau turėti prastą metodiką, kurios tu gali laikytis kiekvieną dieną. Ir čia yra esmė, nes mes galim tobulų ieškoti, skaitom knygas, save optimizuojam o pasikrūtinimo kažkaip pritrūksta. Tai tu vieną mažiausią dalyką pradėk daryti. Įprotis ateis. Kitą mažiausią dalyką. Nuo mažų dalykų, ne viską iš karto. Pasimk vieną dalyką, padarysi jį, jau bus daug daugiau naudos negu 100 ten gerų idėjų galvoje. Pasikrūtint, Antano palinkėjimas visiems klausytojams. Na ir pabaigai, užsiminėjai apie planavimą labai daug kartų. Norėčiau detaliau paanalizuoti dar po 1,5 valandėlės kiekvieną planavimo mechanizmo temą su tavim. Bet tu geriau komentuotum šitoje vietoje. Aš ne toks stiprus šitoje vietoje. Pas mane gan paprasti ir tie principai. Svarbiausia, kad reikia, žiūrėk. Tai koks tavo ateities planas gyvenimas artimiausias? Čia kurioj srity? Čia daug tų planų pas mus. Oi, aš matau, energija trykšta per ekraną tiesiog. Kurioj nori srity, nesvarbu. Davai, žmonėms bus neįdomu klausyti, ką aš čia planuoju. Aš daug ką planuoju, aš ir keliaut planuoju, ir daug labai uždirbt planuoju, ir daug vertės sukurt planuoju, ir čia bus didelių dalykų ir fainų dalykų, tai viskas to bus gerai, bet čia niekam neįdomu. Žmonėms yra įdomiau, o ką mes galim imti išsinešti iš šito pašnekėjimo podcast'o. Gal kažką jau išsinešti iki šito, bet tai aš tokį veiksmą gal, kaip tada pradėti galvoti ir įgyveninti dalykus. Tai sakėm apie kaip tą planą susidėlioti, kad jisai veiktų.
Šitoje vietoje ir galite, ir tada ir patarimas bus ir ChatGPT, kaip galite išnaudoti. Tai vienas svarbiausių dalykų, kai mes norim kažką padaryti, kai mes sakom, pavyzdžiui, nesvarbu, ar tai yra profesiškai ar asmeniškai, tai yra, pavyzdžiui, vertės pasiūlymą kokią nors sukurti, marketingo strategiją arba kelionę į kažkur. Ne, tai mes apie tą svajojam, bet tas pats iš savęs konceptas, jisai nieko nepasako, nes jis apie nieką yra. Kas yra daug aiškiau pasidaro, kai yra aiškus rezultatas, kurį tu nori pasiekti. Kas yra aiškus rezultatas, vadinasi, aš noriu gerai jaustis, būti pamatęs, apkeliavęs dalykų ir dar konkrečiau, jeigu mes tą padarome, ne, kad noriu pamatyti 5 vietas Prancūzijoje, apvažiuoti su mašina, 5 dienų kelionės, iš kurios parsivešiau daug įspūdžių apie tai ir tai. Jeigu vertės pasiūlymas, aš vadinasi, noriu PDF-o gero, kuris žiauriai selintų ir turėtų tenai labai gerą kopiją ir vizualiai gerai atrodytų. Jeigu tai yra marketingo strategija, vėl kaip atrodo tas tobulas rezultatas. Ne, ir jeigu aš jau turiu vizualizaciją, tai daug aiškiau pasidaro, kur link aš einu. Nes vertės pasiūlymas, kaip pasakiau, tiesiog jis neturi vertės. Kai aš matau vertės pasiūlymą ant popieriaus lapo, tai jau yra kažkas aiškiau. Ir geriausia tada susirasti pavyzdį, vos ne iliustruotis, jeigu tai darbinis dalykas, tai kaip atrodo tobulas atliktas pavyzdys, jeigu tai yra asmeninis dalykas, tai vos ne Canva kelionių nuotraukas kelias pasidaryti. Ir tada, kas yra, tada yra toks reverse engineering. Kokie subžingsniai, kokie turi būti atlikti, kad aš ten atsidurčiau? Kokie turi būti atlikti žingsniai, kad aš sukurčiau vertės pasiūlymą? Ne, nu tai aš galiu išgooglinti, kad padarytų, arba ChatGPT, kad padarytų. Sakau, sukurk man žingsnis po žingsnio planą, kad atsidurčiau čia. Ir taip pasakys, pirmą reikia identifikuoti rinką, ne, tada jos problemą, tada pradėti formuluoti, kokie yra sprendimai, tada vėl, tai sudėlios savo žingsnius iki to tobulo rezultato. Kiekvienas žingsnis susideda iš savo subkategorijų. Kad identifikuotum tikslinę rinką, ten yra tam tikri klausimai, kuriuos tu turi atsakyti. Arba subžingsniai, kuriuos patiems dažnai mums sunku užgalvoti, dėl to labai gerai ChatGPT pasakyti tiesiog. ChatGPT, žiūrėk, aš noriu atsidurti čia, kuo geriau iliustruoju tą rezultatą, sukurk man žingsnius ir kiekvienam žingsniui subkategorijas, kas turėtų būti padaryta, kad aš atsidurčiau ten. Ir kai tu turėsi tokį planą prieš akis, vietoj to, aš kažkada gal nesustavim, nežinau, ar kalbėjom apie beprotiškų tikslų sąrašą, jo konceptas panašus, bet kai tu turėsi šitą tobulą rezultatą, žingsnius iki to ir subkategorijos kiekvieno žingsnio, tau labai aiškiai pradės darytis, kad man nebe viską reikia padaryti, bet pirmą aš turiu padaryti šitą ir kai jam čekmarkų uždėsiu prie kito. Ir tai yra tie patys maži dalykėliai, kaip ir su sportu arba bėgimu. Kad ką aš mažiausia galiu padaryti ir tau yra užrašyta, ką tu mažiausiai turi padaryti. Nes kas atsitinka kiekvieną dieną, mes dažnai turim daug darbų ir aš lygiai taip pat tą turiu, kad turim daug darbų ir tą turiu padaryti ir ką mes renkamės daryti, einam į e-mailo atrašinėti, nes lengviausia, nes yra prieš akis. Ne? Tai ką tu padarai, susidedi žingsniais, subkategorijos ir tu matai, va, mažas dalykėlis, kurį aš galiu vietoj ar e-mailą per 15 minučių 3 atsakyti, ar vieną tą dalyką pasidaryti, bet kur aš būsiu žingsneliu arčiau prie to. Aišku, kad tą pridėtinę vertę daug didesnę turi. Jėga. Pavagi ir mano paskutinį, jau finalinį klausimą, bet aš dar pakartosiu. Vienu sakiniu, jeigu gali, pagalvok. Vienas palinkėjimas, kurį dabar visiems pasakytum. O kaip tas dalykas atrodytų lengvai? Kiekvienas turim tą savo, kiekvienas turim tą savo kažkokį iššūkį šiai dienai. Tai gali būti vėl skirtingi. Vieniems tai yra sveikatos, kitiems tai yra santykiuose, kitiems gal yra bendrai gyvenime pasimetimas, tretiems profesiškai. Kaip dalykas atrodytų lengvai ir jeigu sunku pačiam savo atsakyti, yra labai geras kitas metodas. Ne? Jeigu tavo bičiulis turėtų tą problemą, kokį tu jam patarimą duotum, nes mums visada, ne, kai ateina iš šono ir tai, oi, taip sunku man čia santykiuose kažką, mums daug lengviau jam patarimus duoti, negu kai patys esam prie situacijos prisirišę. Tai pabandyk į savo situaciją pažiūrėti iš trečio žmogus perspektyvos. Jeigu ta situacija būtų draugų, įsivaizduok, kad draugas pasako ten, kur esi, arba užrašyk tiesiog. Ir kokį tu jam duotum patarimą. Ir tada pamatysi, kad žiūrėk, o kodėl aš pats taip nepadarau. Tai. O jeigu tas dalykas atrodytų lengvai. Ilgas sakinys, daug kablelių, viskas gerai. Aš ilgai sakiniais rašyti mėgstu, žinai. Good. Taigi daug kablelių. Ačiū tau, Antanai. Planas gyvenimas kalba apie asmeninį produktyvumą ir projektų valdymą komandose. O šis podcastas yra galimybė mums visiems, besiklausant kitų žmonių laisvės formulių, pabandyti atrasti savo planą gyvenimą. Jeigu įdomu, kviečiu klausyti, komentuoti, laikinti, subscribinti, sharinti, rašyti mums laiškus ir klausimus ir su nekantrumu laukti vis kito ir kito epizodo. Iki greito.